diena. Šiandien mes pakalbėsime apie maketo gaminimą, dirbinio brėžinį ir susipažinsime su gaminio modeliavimu ir maketavimu, taip pat su gaminio brėžinio atlikimu. Užduotis jums bus pasirinkti vieną kurį daiktą, tai gali būti žaislas, suvenyras, pakabukas ar papuošalas, ir pagaminti jo maketą, kuriame būtų matyti atskiros dirbinio konstrukcijos detalės. Ir antra užduotis – ranka nubraižyti pakabuko brėžinį, matmenis pasirinkti patiems. Norėdami pasitikrinti, kaip iš tikrųjų atrodys mūsų projektuojamas gaminys, turime iš lengvai apdirbamų medžiagų pasigaminti maketą. Pavyzdžiui, mes turime tokios antytės analogą ir dabar pagal brėžinį mes galime pasigaminti iš kartono paprastą maketėlį. Arba štai tokio gaminio irgi galime prieš tai pasidaryti maketą. Arba tokio paprasčiausio gaminio. Kad ir žaislo, sakykime, irgi galim pasigaminti, ar pakabuko galime pagaminti maketą. Apžiūrėdami maketą galime pastebėti projekto klaidas ir jas ištaisyti. Vėliau šios klaidos gali pakenkti dirbiniui. Turėsime viską perdaryti, sugadinsime medžiagas, prarasime laiko. Todėl maketo gaminimas nepamainomas dalykas, kuriant sudėtingesnius projektus. Tokius kaip kad, sakykime, šitas ar prieš tai matytas šitas darbelis. Rengiant gaminio maketą turime nuspręsti, koks bus jo mastelis. Kuriant nedidelius dirbinius, maketą patogiausia daryti natūralaus dydžio 1:1. Kokias medžiagas naudosime? Svarbu parinkti greitai ir lengvai prieinamas bei apdirbamas medžiagas. Taip sutaupysime laiko ir jėgų. Kiek bus maketuojamų detalių? Prisiminkite, kad maketas padeda susidaryti bendrą dirbinio vaizdą. Smulkių detalių maketavimas atima daug laiko. Kartais maketas ar modelis gali būti viso projekto rezultatas, nes dirbant paaiškėjo, kad reikėjo labai daug laiko, papildomų išlaidų, techninės įrangos. Tada padarome kokybišką dirbinio modelį, atsižvelgdami į jo konstrukcinės detalės, spalvinį apipavidalinimą. Ir antroji užduotis. Mums ranka reikės nubraižyti, pasirinkus matmenis, nubraižyti pakabuko brėžinį. Be brėžinio yra sunku pagaminti dirbinį. Tiek eskizas, tiek maketas perteikia tik bendrą dirbinio ar idėjos formą. Brėžinys parodo tikslų dirbinio vaizdą, jo detalių išdėstymą, tikrus jų matmenis. Brėžinius braižyti mums bei suprasti moko braižyba. Svarbu mokėti ne tik nubraižyti brėžinį, bet ir jį suprasti. Dažniausiai dirbinys brėžinėje vaizduojamas 3 padėtimis – iš priekio, iš šono ir iš viršaus. Iš priekio parenkame svarbiausią dirbinio pusę, iš šono žiūrima iš kairės pusės, braižomas dešinėje, iš viršaus žiūrima iš viršaus, braižomas apačioje po brėžinio vaizdu. Dažniausiai naudojamas mastelis 1:1.
Smulkių dirbinių brėžiniai braižomi padidinti, masteliu 2:1, vadinasi, dirbinys dvigubai mažesnis už brėžinį. Didesni dirbiniai būna sumažinami 1:2, kaip dirbinys dvigubai didesnis už brėžinį. Brėžiniuose naudojamos įvairios linijos. Visos jos turi savo reikšmę ir paskirtį. Jei kuri nors linija nubrėžta netinkamai, negalime suprasti, kaip ta detalė atrodo iš tikrųjų. Todėl reikia žinoti linijų formą, paskirtį ir kaip jas taisyklingai brėžti. Pagrindinės ištisinės linijos tai matomojo kontūro linijos, skerspjūvių, pjūvių kontūro linijos. Jų yra tokie storiai, 0,20, 0,25, 0,35, tai storos ištisinės linijos. Plonos ištisinės linijos, metmenų, iškiltinės, brūkšniavimo linijos, pagalbinės linijos, jos jau yra dvigubai plonesnės. 0,15, 0,18, 25 ir taip toliau. Ir brūkšninės taškinės linijos, tai nematomo kontūro linijos, ašinės ir centrų linijos, 0,25 storumo yra panašiai kaip ir plonosios ištisinės linijos. Ženkleliu R pažymime spindulį, o perbrauktas rutuliukas reiškia, kad mes pažymime skersmenį. Taigi, pabandykite atlikti maketą iš lengvai prieinamų kokių nors medžiagų. Tai gali būti žaislas, suvenyras, pakabukas, papuošalas ir taip toliau. Ir ranka nubraižyti pakabuko brėžinį. Sėkmės darbe.